tas įvartis krito tavo paties, bet per vėlai ir jau nebeišgelbėjo komandą. Nu jo, tas įvartis šiandien nelabai turėjo kažkokios įtakos didelės. Aišku, kaip puolėjui reikia vis tiek tą įvarčių skonį pajaus, bet dėja šiandien nelabai jisai turėjo kažkokios didelės įtakos. Pirmam kėliny galėjot išlyginti rezultatą 11 m baudiniu, turbūt rungtynės galėjo klostytis kitaip. Jo, tai futbole viską lemia detalės, būtume įmušę 1-1, gera emocija. Nežinau, kas kaip būtų pasibaigę, bet turim, ką turim šiai minutei. Labai skaudus smūgis komandai šitas pralaimėjimas. Skaudu, bet sezonas dar ilgas, daug varžybų, nereikia šiandien leis galvų. Važiuojam kitą savaitę Kauną, ten turim pasimti 3 taškus ir eiti toliau. Treneri pergalė 3-1, kokios nuotaikos po rungtynių? Geros turbūt? Tobulos. Tobulos, aišku, ir kai komanda laimi dvigubai džiaugsminga, plus išvykoje pradėjom laiminėti, tai irgi geras rodiklis. Bet aišku, reikia įvertinti, kaip rungtynės dėliojosi ir turėjom sėkmės, be abejo, šiandien. Prie 1-0 įmušk 11 m baudinį. Prie 2-0 įmuš, po tenais vartininkas vėl mirtiną progą ištraukė, tai tokios įtampos būtų žymiai daugiau, bet aišku, tai labai džiaugiuosi už vyrus, noriu padėkėti Kretingos minijos ir galiams, kurių šiandien gausu buvo, tai sakau, tikrai buvo dėl ko stengtis ir nuotaika, sakau, labai gera. Argentinos marškinėliai padeda Kretingos miniai? Nu, čia žaidėjų reikia klausti, galiu pasakyti, o ne marškinėliai ir ne avalynė žaidžia. Tai sakau, šiais dienai žaidžia komanda ir jinai, sakau, labai džiugina šiais metais, sakau, tokių susikaupimu, tai vieningumu. Tai tikiuosi, kad tą kartelę laikysim, aišku, yra dar kur dirbti, bet, sakau, šiai dienai neturiu ką daugiau pasakyti. Treneriai ir apie žaidėjus paprastai treneriai nekalba, bet aš noriu Deividą Pipirą išskirti. Pridėjo pipiriukų šiandien Deividą? Aš gal noriu skirti pradžiai Vykintą Gaudiešių. Aš manau, kad jisai šiandienos MVP. Nes komandai suteikė sparnus, o už Deividą dvigubai, kai sakau, džiaugiuosi irgi lygiai. 2 jauni vyrukai, abudu po 19 metų, kiekvienas rungtynės Deividas muša įvarčius, tai sakau, tai kuo daugiau trenerių reikia, kaip puolėjas, po įvartį po 2 muša, tai norisi dirbti daugiau, duoti kuo daugiau patirties savo pasidalinti su Deividu, nes sakau, labai įdomus vaikis, geras charakteris, tai papipirino, kaip turi būti.